Pradėkime nuo tiesiog neįtikėtinos istorijos. Ši apžvalga tai pasakomas apie tai, kaip sunki, gyvybei pavojinga medicininė trauma tapo kibirkštimi genialiai inovacijai klasėje. Skamba kaip visiškas absurdas, tiesa, kaip vos mirtimi nepasibaigusi širdies krizė ir paprastas moterų gyvenimo būdo žurnalas gali iš esmės pakeisti skaitmeninę klasę. Iš pirmo žvilgsnio šie dalykai neturi absoliučiai nieko bendro. Bet patikėkite, būtent šis keistas, visiškai netikėtas elementų susidūrimas padėjo pamatus revoliucinimų požiūrių į mokymąsi. Ir kad tai suprastume, turime nusikelti į vieną labai specifinę, dramatišką akimirką ligoninės palatoje. Įsivaizduokime situaciją. Žmogus sėdi ligoninės lovoje, vis dar prijungtas prie daugybės gyvybę palaikančių aparatų ir vamzdelių po to, kai ką tik tiesioginio to žodžio prasme vos nemirė. Į palatą įeina jo mirtinai išsigandusi partnerė Salit. Ir ką jis jai sako? Užuot skundėsi skausmais, jis džiugiai pareiškia: man atsiveria smegenys. Jis ką tik sugalvojo tobulą idėją moderniam švietimui. Salit, aišku, visiškai šokiruota. Ji jam ir atsako: atsiverė! Greičiau jau tau susisuko smegenys. Vakar vos nenumirė, o dabar man čia pezė apie švietimą. Tai tokia komiška, bet be galo gili akimirka. Ji tiesiog puikiai parodo, kad žmogaus protas nenustoja kurti net ir pačiomis ekstremaliausiomis aplinkybėmis. Bet grįžkime šiek tiek atgal, kad pamatytume, koks siaubingas iš tiesų buvo šis įvykis. Viskas prasidėjo dar 2012 metais, po Pasko švenčių. Simptomai, iš pradžių atrodė kaip paprastas gripas, toks lengvas skausmas diafragmos srityje. Bet situacija eskalavosi žaibiškai. Jau po 3 valandų skubos pagalbos skyrius ir diagnozė – širdies smūgis. Kitą dieną jam atliekama sudėtinga širdies šuntavimo operacija. Atrodė lyg ir pavyko išsikapstyti. Tiesa? Deja, praėjus vos 5 dienoms po išrašymo iš ligoninės, ištinka dar vienas kritinis smūgis – skilvelių virpėjimas. Prireikia skubaus gaivinimo greitosios pagalbos automobilyje. Tai buvo pati tikriausia brutaliausia kova už išlikimą. Ir štai kas šioje istorijoje yra absoliučiai unikalu, tai požiūris į baimę. Dar prieš šuntavimo operaciją pacientui buvo atlikta širdies kateterizacija. Palatoje zujojo apie 10 gydytojų, atmosfera įtempta, kraujas stingdanti nežinomybė, bet kai po visko gydytojas jo paklausė, kaip jis jaučiasi, atsakymas tebuvo vienas žodis – universitetas. Gydytojas žinoma liko nesupratęs, bet pacientui tai tebuvo tiesiog nuostabi galimybė medicininėme monitoriuje stebėti savo pačių arterijas ir širdį. Suprantate, net pačiame krizės įkarštėje tas įgimtas smalsumas ir nenumaldomas noras mokytis visiškai nustelbė mirties baimę. Šis epizodas nuostabiai iliustruoja jo nepalaužiamą kūrybiškumą. Matote, po operacijos, norint atstatyti plaučių funkciją, duodamas toks standartinis, atvirai pasakius, nuobodus plastikinis prietaisas su 3 kamuoliukais, reikia pūsti orą ir juos kelti. Taigi, koks buvo jo sprendimas, jis paprašė Salit atvežti jam išilginę fleitą. Užuot monotoniškai pūtęs į plasmasgalį, jis pradėjo groti. Palatoje netgi buvo surengtas šabo sutikimas, grojant kitiems pacientams. Tai tobulus pavyzdys, kaip galima atrasti šviesą, muziką ir prasmą, net pačiose tamsiausiose gydymo proceso akimirkose. Vis dėlto ramybė truko neilgai. Atsimenate tą atkritimą? Prabėgus 5 dienoms po operacijos jau namuose prasidėjo naktiniai šalto prakaito oro trūkumo priepuoliai. Kitą rytą, bandant prisėsti prie kompiuterio ir atrašyti į elektroninius laiškus, jis tiesiog staiga neteko sąmonės. Laimės Salit sureagavo žaibiškai. Įspėjo jį pagauti, neleisdama kristi, ir iškart iškvietė greitąją. Tas sprendimas buvo tiesioginė prasme gyvybiškai svarbus, nes pakeliui į ligoninę jo širdis ir vėl sustojo. Prasidėjo sunkus skilvelių virpėjimas ir prireikėjo skubaus gaivinimų. Salit, su kuria jie buvo kartu vos 9 mėnesius, teko išgyventi absoliutų košmarą. Ir būtent šioje visiško chaoso ir streso akimirkoje pasirodo visiškai kasdieniškas, atrodytų menkavertės objektas. Kai paciento būklė pagaliau buvo stabilizuota, Salit natūraliai jautė didžiulį emocinį sukrėtimą. Jos bendradarbė Nina atėjo į ligoninę jos aplankyti ir atnešė laišką, populiarų moterų žurnalą. Jos tikslas buvo paprastas, bent akimirką atitraukti Salit mintis nuo tos siaubo. Kai moteris vėliau išėjo iš palatos, mūsų pacientas, neturėdamas ką veikti, atsivertė tą žurnalą. Niekas, absoliučiai niekas negalėjo numatyti, kad toks banalus veiksmas taps didžiulio edukacinio proveržio katalizatoriumi.
Taigi, kas ten įvyko? Vartant žurnalą, jo dėmesį patraukė vieno puslapio vizualinis išdėstymas. Viduryje buvo pagrindinis straipsnis, o aplink jį daugybė mažų langelių su skaitytojų komentarais ir atsakymais. Ir bam, būtent tą akimirką įvyko tas didysis nušvitimas. Jis suprato, kad šį vizualinį modelį galima idealiai pritaikyti skaitmeniniam mokymuisi. Įsivaizduokime tai praktikoje. Centre yra mokytojo pateikta tema ar problema, o aplinkui, mažose interaktyviuose languose, integruoti mokinių sukurti Google Drive dokumentai. Ten mokiniai reaguoja, plečia temą, kuria savo turinį. Tai buvo kažkas genialiai paprasto, bet kartu visiškai keičiančios žaidimo taisyklės. Bet palaukite, kodėl apskritai jos smegenys staiga pradėjo taip generuoti idėjas? Medicininis paaiškinimas išties stulbinantis. Atsimenate? Partnerė manė, kad jam susisuko smegenis, bet iš tikrųjų įvyko atvirkštinis procesas – neurologinis prabudimas. Dėl itin sėkmingos širdies šuntavimo operacijos tiesiog smarkiai pagerėjo kraujotaka ir į smegenis plūstelėjo didžiulis kiekis šviežio deguonimi prisotinto kraujo. Jis pats pajuto, kad mintis pasidarė neįtikėtinai aštrios, o kognityviniai procesai paspartėjo. Tai atsispindėjo ne tik idėjose. Jis pradėjo girdėti sudėtingas muzikinės harmonijas ir melodijas visiškai naujais giliais sluoksniais. Jos smegenys tiesioginė to žodžio prasme prabudo naujam gyvenimui. Ir šis ligoninėje gimęs nušvitimas neliko tik teorija. Praėjus keleriems metams atsirado proga šią viziją paversti realybę per projektą Vaikai kuria muziejų. Kiekvieną savaitę tam buvo skiriamos net 5 valandos. Schema paprasta, bet labai veiksminga. Mokiniai pasirenka ir tyrinėja įvairius judaizmo artefaktus. Šeimos relikvijas, menoras, mezuzas. Tada kiekvienas kuria savo savarankišką prezentaciją ir visos jos integruojamos į tuos dinaminius tarpusavės sujungtus skaitmeninius langus, lygiai kaip tame žurnalo makete. Bet koks pakeitimas dokumente iškart atsinaujina bendroje platformoje. Taip gimė gyvas, nuolat kintantis skaitmeninis muziejus. Kas šioje sistemoje tikrai laužo standartus, tai visiška mokinių autonomija. Mokytojas atsitraukia nuo tradicinio diktavimo. Viskas, pamirškite iš anksto paruoštus darbo lapus ar priverstinius klausimus. Erdvė buvo atiduota į mokinių rankas. Jie galėjo rašyti savo natūralia kalba, reikšti mintis laisvai, o mokytojas siūlydavo tik minimalias korekcijas. Ir tai tik tuo atveju, jei mokinys sutikdavo. Tokia laisva ne tik leido sprogti vaikų kūrybiškumui, bet ir natūraliai įtraukė tėvus. Tai tiesiog fantastiškai galinanti aplinka, paremta 100% pasitikėjimu pačiu besimokančiųjų. Tai nebuvo tik asmeninis džiaugsmas. Šią transformaciją labai aiškiai pastebėjo ir kolegos. Štai vienas jo kolega vardu Icikas, reaguodamas į visą šią istoriją ir sukurtą projektą, tiesiai šviesiai pasakė, kad tas posakis polotoje nebuvo joks pokštas. Jo smegenys tikrai atsiverė, o kūrybiškumas informacinių technologijų srityje pasiekė visiškai naują lygį. Tai puikus įrodymas, kad asmeninės traumos išaukta transformacija nebuvo tik iliuzija. Ji davė realių, apčiuopiamų ir pripažintų rezultatų visoje edukacinėje bendruomenėje. Tačiau tikrasis, giluminis emocinis šios istorijos inkaras atsiskleidžia per šeimos reakciją. Perskaitęs šio tėvo istoriją, sūnus Ailamas buvo apstulbęs. Jis net nenutuokė apie slaptą ryšį tarp tos baisos širdies operacijos ir šio gražaus muziejaus projekto. Jo žodžiai buvo be galo jaudinanti. Aš toks laimingas, kad tuomet nemirėjai ir kad dabar tu kuri, žydi ir toliau teiki džiaugsmą. Išlikimas čia netampa tik sausu biologiniu faktu. Tai neįkainojama privilegija toliau kurti, klestėti ir, svarbiausia, dalintis to kūrybos džiaugsmu su pasauliu. Ši neįtikėtina apžvalga palieka mus su vienu labai giliu atviru klausimu. Mes ką tik matėme, kaip kova dėl išlikimo, fiziškai pagerėjusi kraujotakai smegenis ir visiškai atsitiktinis moterų žurnalas susijungė į revoliucinę idėją švietime. Tai neišvengiamai priverčia susimastyti. Kokie dar paslėpti žmogaus proto klodai, koks milžiniškas kūrybinis potencialas tiesiog laukia, kol bus atrakintas. Galbūt tam net nereikia fizinės traumos, galbūt pakanka tiesiog susidurti su nežinomybe. Žmogaus protas yra stulbinančiai lankstus ir atsparus. Pasilikime su šia mintimi ir galbūt tai įkvėps ieškoti genialių ryšių ten, kur mažiausiai tikimės.